apie iššūkius, turbūt drįsiu taip pavadinti, žmonių iššūkius, pavyzdžiui, nevalgyti kelias dienas tam, kad pasijustum geriau. Yra labai daug įvairiausių nuomonių. Vieni sako, kad badavimas, nevalgymas po kelias dienas yra blogai, kitigi sako, kad tai visai gerai. Tai kaip čia yra iš tikrųjų, net nežinau. Iš tikrųjų, gal galėtų medikai pasakyti, bet tikrai yra tokių žmonių, kurie taiko nevalgymo paromis praktiką ir sako, kad taip net yra sunkės ligas, kai kurie gydosi ir iš ties jaučiasi geriau. Skamba drastiškai, bet galbūt daliai žmonių ir yra naudos sveikatai. Taip, taigi kokia badavimo nauda ir kaip žmogus jaučiasi kelias dienas nevalgęs, puikiai žino viena šiaulietė, vardu Edita. Ji kasmet Kaišiadorių rajone veda badavimo stovyklas. Pasirodo, būna ir tokių. Man atrodo, kad tokią stovyklą užplūstų moteris, kokią gegužės mėnesį, nesportavusios, nesiruošusios vasarai, bet... 2 dienos prieš atostogas į Turkiją. Taip, 2 dienos prieš atostogas į Turkiją bado stovykla, bet gal ne visai tinka taip juokauti, nes ne apie grožį mes čia kalbame, apie sveikatą ir svarbiausia geresnę savijautą. Ir štai pati stovyklos organizatorė atskleidžia, kad po šių stovyklų žmonės jaučiasi it pakylėti ir netgi atsigauna. Taip, kaip sako šiaulietė, nereikia išsigąsti, jei trumpam apleidžia jėgos nevalgius, mat organizmui reikia apsiprasti. Kyla dar daugiau klausimų, pavyzdžiui, kokie dar pojūčiai aplanko nevalgius 2 ar galbūt net ir 3 paras, o plačiau tuo domisi mūsų kolega Ligita Gorničenko. Labas vakaras, Lietuva. Šiandien pakalbėsim tokią išskirtinę galbūt temą apie badavimą. Ir šalia manęs Edita Esenku, šiaulietė, kuri veda badavimo stovyklas ir yra ką tik po jos. Tai visų pirma, sveiki. Sveiki. Tai kas ta badavimo stovykla, kiek ji truko, gal pradžių išsiaiškinkim? Nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio popietės, taigi daugelis bent jau stovykloje buvusių tikrai 2 paras išbuvo be maisto, na, kas norėjo prasitęsė iki šiandienos ir gavosi lygiai 3 paros be maisto. Ką duoda? Kodėl mums reikia tokios stovyklos? Gal ne visiems ar ne kas nori? Ką ji duoda? Na, galima ir savarankiškai be abejo namuose badauti, bet namuose būna problematika tame, kad maistas vilioja ir vis žinai, kokiose spintelėse padėta, o stovyklos formate labiau gali būti toje bendrystėje, tam palaikime, kad štai jeigu jau kita galėjo išbūti be maisto, tai ir aš galėsiu išbūti be maisto. Pats badavimas, kuo jisai naudingas, jisai kaip atsinaujinimas, restartas mūsų organizmui, visai virškinimo sistemai, jeigu įjungiam dar, pavyzdžiui, Qigong praktikas, tai ir tam mūsų ląstelių lygmenyje proto šviesumas atsiranda, ką pačios moteris akcentuoja ir tos, kurios, sakykime, 2 kartą jau laikosi tokio badavimo, kad tiesiog daugiau skaidrių minčių ateina tam tikri suvokimai ir darbuose daugiau ateina sprendimų, nes vis tik pilvas yra mūsų antrosios smegenys ir čia kaupiama daug visokios emocinės informacijos. Taigi detoksas ne savęs kankinimui, o sveikatingumui, nes kada ląstelės atsinaujina, visas mūsų virškinimo sistema atsinaujina, tai žmonės pastebi, kad sveikata pagerėja, jeigu turi kažkokius tokius, na, nesudėtingas problemas, ypač susijusios su virškinimu, sako, va dabar aš jau pradedu šalinti kiekvieną dieną, o ne 2 kartus į savaitę ir taip toliau. Tai va, iškart jūs paminėjot namus, tai aš įsivaizduoju, jeigu gyvenam ar ne šeimoje, tai va, ar ne kitas, jeigu nepalaiko, tai dar sunkiau atsilaikyti. Dabar praėjus tom keliom parom, koks yra jūsų jausmas, kaip jūs jaučiatės ir kaip po to ateinam prie to valgymo, ar ne, tai irgi negalim, ar ne, prisivalgyti, staiga negalim duoti to šoko organizmui. Aš sakyčiau, kad visi badaudami, ir aš, ir dalyvės badavimo stovyklos, banguotai jaučiasi badavimo proceso metu. Negaliu, žinai, hiperbolizuoti ir sakyti, kad oi, čia visada esi ant bangos. Yra banguotai. Tai tu jauti labai daug energijos, tai ta energija smunka žemyn ir supranti, kad reikia prigulti, 10 minučių pagulėti ir toliau vėl gerai jautiesi. Bet iš esmės badavimas tai nereiškia toksai kaip egzistavimas, kad tau visą laiką negerai jautiesi ir gulėti
nušulinėti reikia. Realiai pirmosios 2 dienos būna sunkiausios, o paskui kūnas adaptuojasi prie to, kad mes nevalgome ir man asmeniškai yra lengviau nevalgyti 6-7 dienas negu 1-2 dienas, nes tiesiog organizmas jau adaptuojasi ir mes jaučiamės visai kitaip. Tuo labiau, jeigu mes dar integruojam meditaciją, judesį, pasivaikščiojimą iki miško, pirtis, vantos, visi tie dalykai, ir ta pati bambukinė šluotelė, ar ne, mes pažadinam savo kūną ir tas visas detokso procesas, jis būna daug lengvesnis. Dar truputį papasakokit plačiau, tai čia kaip veikia? Jie tiesiog žadint tą kūną skirtą, ar dar kažkas, ar ne su juo daroma? Bambukinę šluotelę aš naudoju ne tik tai detoksų badavimo metu, bet ir šiaip kasdienybėje. Kiti sako, ai čia pirčiai. Ne tik pirčiai, čia daugiau iš šigong praktikų yra, kad žadinti, budinti mūsų kūną, mažiausiai bent jau ką galėtų žiūrovai daryti dabar, patapšnoti per visą savo kūną. Tai irgi yra labai naudinga. Bambukinė šluotelė, jos vibracija dar apie 3 cm gilyn į kūną eina ir ypač kada mes pilvo sritį šitaip masažuojam. Čia ne tai, kad su pagaliu daužyti, žinai, čia toks draugiškas masažas ir vaikai mėgsta. Čia tik iš pirmo žvilgsnio, kas čia dabar su lasdom baladojasi. Ne, tai yra malonus masažas, ypač pečiai, nugara atsipalaiduoja. Ir grįžtant prie jūsų dar klausimo apie tą išėjimą, išbadavimą, tai visiškai teisingai. Nereikia pradėti ten nuo kotleto ar cepelino, o labai palaipsniui. Tai jeigu dar labai trumpai, jūs ar ne dabar motivavot kažką, kad pabandytų namuose, ar ne stovykloje, pabadauti tas kelias dienas, tai aš manau, vanduo, ar ne, čia yra labai svarbus. Ką galbūt keli patarimai, jeigu nori pabandyti, ko reikia, kad nepasidaryt savo žalos? Visų pirma, tai kada mes pabadaujam 1, 2, 3 dienas, tai dažnai sako, čia tiesiog iškrovos dienos ir čia nėra kažkoks sudėtingas badavimas, kuriam reikėtų ypatingo pasiruošimo, bet vis tiek daugeliu tiesiog, būna, ateina vakaras ir prisivalgo. Tai susikalbėti su savo protu vis tik tai yra numeris 1, švarus žarnynas, numeris 2, pasistatyti klizmą, jinai nuima tą alkio jausmą ir mes jaučiamės daug geriau, nes kitaip, jeigu žmogus ilgą badavimą nusprendžia daryti, aš propaguoju badavimą su vandeniu, kuris yra saugiausias, sakykime, toks patarti žmonėm ir stovykloje mes badaujam vandeniu, arbatą žolelių įvairias geriame. O ką dar namuose galima daryti, tai tiesiog skirti daugiau laiko poilsiui. Nes jeigu žmogus eina į darbą, jis gali irgi badauti, bet reikia suprasti, kad šiek tiek sulėtėja galbūt mąstymas, galbūt judesiai, nes reikia taupimo režimą įjungti. Ačiū, Ligita, iš ties įdomu tokią netradicinę temą išgirsti studijoje. Taip.